Labą dieną visiems, sveiki gyvi, žiema eina į pabaigą ir atėjo laikas paskutiniai žiemos išminties minutėliai, nes jau kita išminties minutėlė bus pavasarį. Įsivaizduojat, jau kitą savaitę bus pavasaris ir galim būti už tai dėkingi, jaus dėkingumą. Taigi ir pakalbėsime būtent apie dėkingumą šioje išminties minutėlėje, nes būti dėkingam yra labai svarbu. O kodėl? Tuoj sužinosim. Pradedam. Moksliniai tyrimai rodo, kad dėkingumo praktika padeda žmogui streso metu nugalėti stresą. Ir užsirašiau tokį keletą klausimų. Pradžioj noriu juos ir užduoti, būtent jums, mėly žiūrovai. Pirmas klausimas. Ar dažnai pastebite dalykus, už kuriuos galite būti dėkingi? Ar dažnai pastebite? Įsivaizduojam žmogų, kuris skuba, lekia gyvenimo tėkmė, gyvenimo srovė, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Vienu žodžiu, yra kaip srauni upė, ypatingai žmonėm, kurie turi užsiėmimų, gyvena dideliam mieste, skuba tai ten, į parduotuvę, reikalai, darbai. Ir klausimas, kaip tokiam žmogui, ar jam lengva pastebėti dalykus, kurie yra aplinkui jį, už ką jisai galėtų būti dėkingas. Kaip ir sakiau pradžioj, kad moksliniai tyrimai, mokslininkai yra pastebėję, kad dėkingumo praktika mažina stresą, gerina nuotaiką, netgi santykius su kitais gerina. Tai įsivaizduokit, kad tai yra dalykas, kuris, jeigu praktikuojamas, taip daug gali pasitarnauti. Ir tada atsakyti tą klausimą, ar dažnai pastebime dalykus, už kuriuos galime būti dėkingais. Kai užduodame savo šitą klausimą ir jeigu atsakymas taip, tada puiku, tada jūs sugebate įvertinti, jūs sugebate sustoti, jūs sugebate pabūti tyloje, pabūti vienatvėje ir būnant vienatvėje, mąstant, medituojant, apžvelgiant, tarkim, visą dieną ar ten kažkokią veiklą apžvelgiant per pertrauką ar panašiai, tu gali suprasti, wow, aš esu dėkingas už puikų kolegą, su kuriuo šiandien taip gerai padiskutavom. Wow, aš esu dėkingas, nes turiu puikų darbą, kuriuo galiu mėgautis ir panašiai. Tai čia tik viena detalė, o kiek dar detalių aplink mus yra mūsų kasdienybėje, tik vėl tas pats klausimas. Ar dažnai pastebite tuos dalykus, už kuriuos jūs galite būti dėkingais? Kam būti dėkingais mes turime? Kam? Parašykite komentarą, jeigu praktikuojate dėkingumo tą praktiką, jeigu praktikuojat dėkingumą, parašykit, kam jūs dėkojat. Ir kam galima dėkoti. Vieni dėkoja Dievui, kiti dėkoja visatai, kiti dėkoja gamtai, kiti dėkoja artimiesiems, kiti dėkoja tiesiog, kad dėkot ir įvertint tai, kas man duota, tai, ką aš turiu, tie visi neišmatuojami turtai, tos didžiosios vertybės, kurių mes kartais neįvertinam ir nepamatom. Tai parašykite komentarus, jeigu jūs praktikuojat arba ruošiatės praktikuoti, link ko jūs kreipsit savo mintis, link ko kreipiate savo mintis ir suteikėt tą dėkingumo, kaip čia pasakyti, žvilgsnį,
kaip į objektą kažkokį ar panašiai. Kaip galima tą padaryti, jeigu nesuspėjat pamatyti tų dalykų, kurie yra aplink jūs? Ką galima daryti? Vienas dalykas, tai laimingi tie žmonės, kurie rašo dienoraščius. Nes dienoraštis tai galimybė sustoti, galimybė apžvelgti, galimybė patyrinėti savo kasdienybę ir gauti tą supratimą, kuris duotų jums atsakymą, už kągi jūs galite būti dėkingais. Dėkingų gali netgi būti ir už konfliktą, nes jau ne vieną kartą kalbėjom, kad konfliktai turi teigiamą pusių, tai netgi ir už tokius kartais suprantamus kaip neigiamais dalykus mes galime būti dėkingais. Konfliktai, kažkokią problemą, problemą įveikiam ir suprantam, kad visai gerai išėjo, visai gerai gavosi ir kai jau praeinam tą kažkokį iššūkį, mes galim būti net dėkingi už tą patirtį, kurią praėjome. Galime būti dėkingi ne tik ten Dievui, ne tik gamtai, ne tik visatai, bet mes galim būti dėkingi ir kitam žmogui. Tai dar vienas toks patarimas, kaip galima padaryti dar vieną tokį dalyką, tai parašyti dėkingumo laišką, parašyti dėkingumo žinutę, parašyti raštu kažkokius gražius žodžius savo bičiuliui, šeimos nariui ar kolegai ir tada pažiūrėkit, kaip tai suveiks. Nes poveikis didžiulis, jeigu tą praktikuojam, tą dėkingumą ir parodom, kad esam dėkingi, ačiū tau, kad esi, ačiū tau, kad puikiai pabendravom, kad puikiai praleidom laiką, ačiū tau, kad pagelbėjai, kai man sunku buvo ir panašiai. Dėkingumo laiškas yra geras dalykas. Dėkingumo ritualas su šeima. Yra tokių šeimų, kurios turi tradiciją, tarkim, šeštadienį ar penktadienį, gal kai kurios šeimos sekmadienį susėda prie bendro stalo, nuvažiuoja pas giminaičius, pas šeimos narius, susėda prie bendro stalo, kalbasi apie svarbius dalykus. Ir tai irgi gera proga pajausti tai, ką aš turiu. Tai irgi gera proga taip pat ir padėkoti tiem žmonėms už tai, kad jie dalinasi savo patirtimis, savo džiaugsmais, dalinasi laiku vieni su kitais ir panašiai. Dar vienas patarimas būtų pauzės. Pauzės yra labai svarbios, kad galėtumėm pamatyti, už ką mes esam dėkingi. Kai kurie žmonės pažįstu, kurie praktikuoja daryti tas pauzės. Vieni daro atsikėlę ryte, apmąsto, už ką yra dėkingi. Tada vidury dienos, tada po darbo ir prieš miegą. Tam tikras pauzės. Aišku, tų pauzių galima daryti įvairiais momentais. Net ir šiaip darbo metu gali sustoti ir pagalvoti, vau, kaip faina čia būti šitame tarpe tarp šitų nuostabių žmonių. Nebūtinai tai pasakyti tiem žmonėms, savo įvardinti mintise, kad aš esu laimingas, kad aš esu dėkingas. O jeigu dar žmogus sugeba įvardinti ir pasakyti tiem žmonėms, ačiū jums, tai super. Tai dėkingumas. Vėl grįžtu prie to pačio klausimo. Vėl noriu jums užduoti tą patį klausimą. Ar pastebi, už ką tu esi dėkingas? Už ką esi dėkingas žmonėms, Dievui, situacijoms, gyvenimui, gamtai ar panašiai. Tiesiog mokytis naudoti šitą praktiką savo kasdienybėj, būti dėkingam, dėkingumo praktika yra nemokamas, neįkainojamas dalykas. Tiesiog vėlgi atrodo paprasta, bet iš kitos pusės ir nepaprasta. Kodėl? Todėl, kad paprasti dalykai mums dažniausiai būna sudėtingi, nes mes galvojam,
Ai, neturiu laiko, ai, čia reikia skubėti, čia tas. Ir žiūrėk, tingiu, geriau filmą pažiūrėsiu. Tai būk dėkingas, kad gali filmą pažiūrėti. Ar panašiai. Tai va, pavyzdžiui, dabar aš esu dėkingas, kad jūs būnat su šituo kanalu. Aš esu dėkingas, kad jūs dalinatės šitais vaizdo įrašais, šitom išmintėlėm su artimais, bičiuliais, draugais. Galbūt ir jie dėkingi, kad irgi jūs pasidalinat. Dėkingas esu, kurie būnat kartu jau tiek metų kartu, spaudžiat patiktukus, kad prenumeruojat šitą kanalą. Taip pat esu dėkingas už dvasinį palaikymą, dėkingas už jūsų pastiprinimą, paskatinimą, tiek, kaip čia pasakyti, psichologinį palaikymą ir už materialinį palaikymą, tie, kurie remiat Contribui platformoje, Patreon platforma dar yra. Tad jeigu dar yra tokių žmonių, kurie jaučiat norą, jaučiat tokį paskatinimą ir norit prisijungti prie finansinės paramos, prie mano šitų veiklų, tad kviečiu į Contribui arba į Patreoną. Visą informaciją rasite apačioj. Na, būkime dėkingi, aš esu dėkingas. Ir esu dėkingas, o šiandien tokia nuostabi diena, toks nuostabus oras, jaučiasi artėjantis pavasaris. Ir pagalvojau, prisėsiu 10 minučių ir nufilmuosiu paskutinę išminties minutėlę. Tad dar kartą visiems dėkoju ir susitiksim jau pavasarį, nes jau kitą savaitę pavasario pradžia. Iki kito karto. Ate.